Laukiam kažkas su jumis. Duokit rankas pačiupinėti. Kažkur matyti toks. Labai norėtum pasveikinti su 100-dieniu. Čia prirašėm labai daug linkėjimų. Turim albumą, sudėjom 100 nuotraukų, lika 100 dienų, tad padovanosim dar 100 nuotraukų. Sveikinam jūs labai. Nu ir mama gerą. Ir man sakiau. Sveikyk. Prašom, auklytę, prašom. Lietvi tinta, pravne? O Jėzau. Niekas, žinokit, nei žodžio pratart negali. Nervinskiai užėmė 5 vietą. Vakar 13 šeimininkai Baltarusijos 17-mečiai, o 3 vietą Nekolas Plugės. Sudėkim va čia. Dabar tai reikia supraikyti ir Rimkevičių. Ne, dar neneškime. Paskalus.lt. Kreditas iki 10 000 lietų. Visiems Rodė ir... Na, šiandien bus laisvė paprašyti vakar, vienas iš 7 vietų, man rodymus bus... Табалоsis. Prieš kamerą. Paskasiu, kur turi. Arba einam čia jį. Žuonca. Kabina batas su virtu. Žuonca. Turime. Lankikiai statyta vietoj dušą. Šarną. Atplaukia upės vėliavės ir dideli žmonės. Grįžkime ten, kur didelės ragana būna, kur gėlės moka verti. Grįžkime, kad žmonės tikėtų savimi ir kitais. Grįžkime tam, kad suprastų. Blogio lopšiai neliuliuoja, jį užaugina žmonės. Gerai, kad ir man kalba medžiai, kad paslaptingi būna suaugę žmonės. Ir blogai, kad upės pasidaro trumpos ir keliai siauri. Vaikystės aš mėgstu medžius, aš būtent būtą turėjau. Mėlai, kad keliauju svečius, ir tą
šitas džiaugsmas pradingsta. Noriu džiaugtis, mylėti ir vos, kaip vaikai nepatyrę dar vargo. Vėliau skubam paskęstam darbuos ir pamirštam mokyklos vardą. Nusibelsk į duris, tie laikai nebegrįš, kai girdėsi saidai, klasėj juokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau štai už viską, ką davei. Nesibelsk į duris, tie laikai nebegrįš, kai girdėsi saidai, klasėj juokas draugai, su džiaugsmu išeinam, su liūdesiu paliekam. Ačiū tau štai už viską, ką davei. Jie, kaip ir mes, kukuruoti, tiesūs ir kreivi. Jie tarsi žmonės, gražūs ir pastebimi. Jie, kaip ir mes, vieni aukšti, kiti žemi. Jie, tarsi žmonės, duoda, kartais ima. Jie, kaip ir mes, vieni abingi, tai žaizdų. Medžiai tarsi žmonės, vieni palaužti metų miršta, kiti dygsta. Jie, kaip ir mes, ir džiaugiasi, ir juokiasi, ir veži. Audros palaužti, gydosi žaizdas. Būkim stiprus, kaip medžiai, kad audros atpažįstų. Būkim švelnus, kad kiti prisiglausti galėtų. Siekime aukštyn. Siekime kilnaus tikslo, nes tik tada gyvenimas prasmingas. Sudėkime visas svajones. Surinkime visus gražiausius prisiminimus iš vaikystės. Ir eikime į priekį, tiesiu keliu. Thank you.
šventant ir gausiai susirinkusius svečius. Tačiau pati svarbiausia viešnia mūsų mokyklos direktorė. Kviečiame ją tarti sveikinimo žodį. Labą dieną. Atvykti svečiai, tėveliai. Labą dieną 12 abiturientai arba antrakursiai. Labą dieną mokytojai, kuriuos šiandien nemačiau kitų. Aš kaip visada galvoju, ką pasakyti šios dienos progos. Sufleracija buvo, kaip ir visada mokyklose, tema kelias. Tai šiaip, kadangi, kaip ir visada sakau, daugų palinkėjimų ir daugų kalbų nemėgstu, tam, kad neprarasčiau klausytojų, labai trumpai. Tema kelias. Aš norėčiau Jums palinkėti, kad šitas kelias, kurį Jūs dabar pasirinkote ir einate, būtų prasmingas. Kad tas kelias, kuris likęs yra iki egzaminų, būtų darbingas. O kad kelias ateityje būtų pakankamai darbingas, kūrybingas ir, aišku, sėkmingas bei laimingas. Prie viso šito aš norėčiau pasakyti tokį dalyką. Pagal tam tikros tautos rusišką tradiciją prieš kelionę reikėtų prisėsti. Tai aš labai norėčiau, kad dabar visi bent imituotumėm sėdimą. Kadangi prieš kelionę sėdome, tai norėčiau palinkėti laimingo kelio. Mes ruošiamės laikyti brandos egzaminus, todėl dar viena svarbi viešnia – gimnazijos skyriaus vedėja. Prašome. Labą dieną. Šiandien manyje kovoja trejopi jausmai. Tai yra labai ypatinga man diena. Visų pirma, brangus mano gimnazistai. Aš Jums esu gimnazijos skyriaus vedėja ir turiu sėkmingai Jūs susodinti į nacionalinio egzaminų sistemą keltas ir nuplukdyti į brandos egzaminų uostą. Kitai daliai abiturientų, gimnazistų, esu lietuvių kalbos mokytoja. Taigi mes turime labai sėkmingai praplaukti įskaitų ir egzaminų uolas ir nesudužti. Ir dar mažesnį dalį gimnazistų esu grupės vadovė. Tai mano pirmieji mokiniai šioje mokykloje, kurie tikriausiai davė man labai daug pamokų, tikriausiai gavo ir iš manęs. Pamokas įvertinsime vėliau, taigi Jūs ilgai liksite mano jausmuose ir mano širdyje. Liksite ne tik mano jausmuose ir širdyje, Jūs liksite tų žmonių, su kuriais Jūs praleidote 2 metus. Taigi mokytojai Jūs išlydi į 100 dienų kelionę. Ir turbūt nevės
pastovėjo, štai tai laikas iškeliauti. Kelionė paštą, tik neverčia, ar jaučiasi, kaip drožasi širdis. Mes linkim jums sėkmės, jo laimės didelės, laiškai daina, kelionės vidurį. Jūs kūną paštą, ir neverčia, ar jaučiasi jums, kaip drožasi širdis. Mes linkim jums sėkmės, jo laimės didelės, laiškai daina, kelionės vidurį. Šiandien reikia drąsiai nieko nebijoti, nors ir nėra vyksta bijoti. Pasistenk galvot, prašau nepasiduok, siek savo svajonių ir tikslų. Kelionė paštą, ir neverčia, ar jaučia jūs, kaip drožasi širdis. Mes linkim jums sėkmės, ir laimės didelės, laiškai daina, kelionės vidurį. Jūs kūną paštą, ir neverčia, ar jaučia jūs, kaip drožasi širdis. Mes linkim jums sėkmės, ir laimės didelės, laiškai daina, kelionės vidurį. Kiek šaunių dienų praleidome kartu, šiandien taip sunku kažką sakyti. Jeigu buvo kas ne taip, prašau nepyk, liko šimts dienų pasidarysi. Kelionė paštą, ir neverčia, ar jaučia jūs, kaip drožasi širdis. Mes linkim jums sėkmės, ir laimės didelės, laiškai daina, kelionės vidurį. Kelionė paštą, ir neverčia, ar jaučia
Autobanais ir keliukais, rieda švilpia mūs mersiukai, veža krovinius prekes ir tranzuotojas gražias. Vėjas lengvas, stabdžiai ryte, ir benzino daug nereikia, nes paviršio akiniai, šimtadalos kailiniai, iš pakrūmo strykos uvas, ir mirsiukas apsisuko, ir pakrovė strižai, o sustabdė įveržai. Vyrai muzikuoti, liepia teisės atiduoti, graužia ašaros akis, kągi šefas pasakys, pavydas mums padaryti, kaip mersiuką sutaisyti, nes pagalbom meistriukus, žyliukus. Žemės švilpėvėjai, padės mums čia vyrėjos, pašokins mus meistriukus ir suves visus galus.
sukas į bažnyčią ir atgal Augine, bažnyčia, čia kaip pamano Siena ir nutis pažinti Augine, bažnyčia, čia kaip pamano Siena ir nutis pažinti Nebežiūrėsiu, kas sakė pasirinkti
Labą dieną visiems. Gerbiamas Seimo nariai, gerbiama direktorė, tėveliai, svečiai. Ir žinoma, šiandieną jūs ypatingai brangus ir mylimi mūsų vaikai. Jūs pravažiavote daug stotelių, daug sustojimų. Ir dar daug stotelių laukia jūsų ateityje, jūsų gyvenime. Bet niekada nepamirškit, kad yra viena stotis, kurioje gyvena tėvų meilė. Ir ta tėvų meilė yra begalinė švelnumo, pranokstančio visus kitus širdies jausmus. Jos netvėsins, joks nesaranduoliškumas, neatbaidys pavojų, nesusilpnins menkavertiškumas, ar netvėsins nedėkingumas. Tėvų meilė paaukos savo patogumus, kad tik jums, vaikai, būtų patogiau. Jie atsisakys bet kokių malonumų, kad tik jūs džiaugtumėtės. Ir jie džiaugsis, o jeigu jūs kada ištiks nelaimė, vaikas visuomet liks pats brangiausias. Ir jeigu ant vaiko kristų nešlovės šešėlis, tėvų meilė visada gins ir mylės. Ir netgi jeigu jūs atstums visas pasaulis, tėvų meilė atstums jums visą gyvenimą. Tai tas stotis, į kurią jūs sugrįšit visada, kur būsit laukiami, mylimi, branginami, patys mylimiausi mūsų vaikai. Tai stotis, kurioje gyvena tėvų meilė. Mes jūs labai mylim ir už tai skiriame šią dainą jums. reikalinga, tik tavo rankų liečiama į šalį traukiasi kančia,
kai tu šalia, man visos negandos nebaisios. Ačiū, mama. Kreipiuosi ir į tave, tėti. Tu buvai ir visuomet būsi gyvenimiškos išminties, kilnumo ir taurumo pavyzdys. Aš visada būsiu didžiausias tavo rūpestis, ateitis, tavo neišsipildžiusios svajonės. Tavo dvasinė stiprybė išugdė manyje žmogų. Dėkuoju tau, tėvelė. Kiek kentėta, naktų kiek nemiegota, kiek ašarų nulieta, likimo sparnuose, kiek norų, kiek svajonių, kiek išdalinta, daug kiek nubučiuota, skausmo kelyje. Tu viena man versi kuri man namus, šilumos pilnus. Tu viena manim visą tikėjai. Tu viena, kiek rankomis paliesta ir šypsena bučiuota, ir vis visada atleista. Tu vis jautai mane. Užaugti kiek skubėjau, suprast viską norėjau, o tu sakei vaikeli, pabūki dar mažu. Tu viena man versi kuri man namus, šilumos pilnus. Tu viena manim visą tikėjai. Guosti mano širdį, šypsena sava, ar šalta ar vėjuota, ar lietaus paliesta, vis širdis po krūtinę, plakančios kartu. Tu viena man versi kuri man namus, šilumos pilnus. Tu viena manim visą tikėjai. Tu viena.
Tu ateini į klasę ir tarsi poetas užmiršti visus savo rūpesčius. Gyveni suplanuotą 45 minučių gyvenimą. Mokai ne tik taisyklių, formulių, tiesų ar dėsnių. Tu mums pervedi savo požiūrį, dvasinę šilumą, ugnį. Pamoka tavo ginklas, tavo asmenybės išraiška, tavo būties prasmė. Mes kasdienybėje kalti. Dažnai užgaunam žodžiai. Dėkojam tau, mokytojau, už tavo didžią širdį. Mes žinom, niekas neišmokys mūsų geriau gyventi ir išlikti.
savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė. Labadiena, mėly svečiai, mokytojai, tėveliai. Labadiena, mėly abiturientai. Šimtadienis, tai prieš paskutinis sustojimas jūsų mokyklinių metų kelionė. Sustoti reikia tam, kad pagalvotumėte, ar viską padarėte, ko gal nepadarėte, ką galėjote padaryti geriau. Gal nepasakėte gerą žodžią, gal nepasidžiaugėte kuo nors. Tiesiog sustoti ir pamastyti, ką dar galėčiau nuveikti per šitą 100 dienų atstumą iki galutinio tikslo. Tai, kas jūs esate šiandien, yra duota jūsų tėveliai, jūsų mokytojai. Tai, kas jūs būsite ateityje, priklauso nuo jūsų. Taigi, šitoje 100 dienų atkarpoje nešvaistykite nei laiko, nei žodžių, nes nesugrąžinsite nei vieno, nei kito. Išnaudokite jį prasmingai, pasidžiaugite likusiomis 100 dienų mokykloje ir sėkmės jums siekiant galutinio mokyklos tikslo. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė. Gerą dieną visiems, mėly abiturientai. Pirmiausia, žinoma, aš noriu padėkoti, kad jūs pakvietėte į tokią linksmą šventę. Iš tikrųjų pagalvojau, tiek čia prisilinksminus, kaip reikia grįžti darbo, o jums prie mokslo. Taigi tikrai labai, labai smagi šventė, dar kartą dėkoju. Suprantama, kad šita šventė yra jaunystės šventė. Šiandien švenčiame, rytoj vėl kimbame į darbus. 100 dienų daug ir mažai. Galvočiau, tai yra relativi sąvoka, kaip Einšteinas sakė, L lygu MC kvadratu. Taigi, daug ir mažai. Suprantama, vieniems yra daug, kitiems yra mažai. Nuo ko tai priklauso? Žinoma, priklauso nuo to, su kokiomis starto galimybėmis atėjote į šią mokyklą, ką jūs šioje mokykloje nuveikėte, kiek pareigingai atlikote tai, ką uždavė jums mėly mokytojai, ko prašė iš jūsų tėvai. Ir žinoma, į galutinį tikslą atėjote su labai skirtingais pasiekimais, bet atėjote visi žvalūs ir gražūs, kokius mes šiandien jūs matome. Tiesiog per tą 100 dienų galima daug nuveikti, galima ir nieko. Vėlgi, nuo ko priklauso? Nuo jūsų atsakomybės, nuo jūsų pareigingumo, nuo jūsų potencialo, kiek jūs tai galite dar patobulinti tai, ko dar iki šios dienos nepatobulinote. Tad sėkmės, jeigu nesusimatysime, sėkmingų jums egzaminų. O dar paskui jūs metus mokysitės ir paskrisite po Lietuvą. Toks gražus jaunimas, šitiek gražių profesijų būsit išmokę. Tikėtina, kad jūs papuošite Lietuvą po dar 1 metų. Sėkmės jums! Ir žinoma, Lietuvos Respublikos Seimo narys Darius Kulickas. Labą dieną, gerbiami visus šios nuostabios šventės dalyviai. Tikrai, 100 dienų jums beliko iki valstybinio nacionalinio egzaminų. Tačiau mano prašymas būtų, neskubėkite, jeigu neversiukus, jeigu nieko nepabėgsiu. Jūs turėsit galimybę dar švęsti dar vieną šimtą, jau tikros specialybės įmonę. Na, kadangi šis kelias yra šioksai simbolinis, tai aš kiekvienam norėčiau po simbolinę transporto
priemonių. O įteiksiu, aišku, apskaitininkams, kad jie teisingai įteiktų. Geros šventės, jums gero gyvenimo. Mūsų tarpe yra mokytojas, kuris nostalgišką mokyklos ilgesį sudėjo į dainą. Kviečiame. Mėlėjai, vasara. Turbūt visi žinom, kaip greitai Ukraina. O jinai beveik turi 100 dienų. Panaudokite 100 dienų racionaliai savo žiniom, kad neštumėt gėrį ir gyvenimą. Gimė tada, kai turbūt mes visi dabartiniai tėveliai buvo mokiniai, kad netikėti kas nors nepavyks. Diena vis keičia naktis, vasara keičia žiemą, ką tu buvai, taip arti, bet atitolus staiga, o mokykla, mokykla, mes juk paliksim tave, tavo žydras akis, su taip gražia šypsena. O mokykla, mokykla, mes juk paliksim tave, tavo žydras akis, su taip gražia šypsena. Sudėta praeitami, dėti sugai, pasilieki viena, jokio jūsų nėra. Mokykla, mokykla, jokio nėra, ašaras liūdna, mes paliekam tave. Mokykla, mokykla, jokio nėra, ašaras liūdna, mes paliekam tave. Mokykloje vyriausiai liks pirmą kursą. Kviečiame juos prisijungti prie mūsų šventės. Šimtadienis. Mums liko 100 kartų įeiti klasę, paliesti suolą knygos kampučiu, daryti pirmą kartą negrasiai, praeiti koridoriumi tuo pačiu. Jūs klausot, juokėtės ir dar nežino, kiek daug ir kiek mažai tikrai yra.
Šis paskutinis 100 likusių dienų. Šis paskutinis 100 likusių naktų. Šis paskutinis 100 likusių draugų. 100 draugų šypsenų. Šis paskutinis 100 rankų nepakaltų ir paskutinis 100 praleistų minčių. Tad imkite iš gyvenimo daugiau, kad būtų ateityje gyventi lengviau. Norime jums įteikti šimtadienio tortą. Kiekvieną dieną įdami po gabalėlį rasite jame palinkėjimą. Tad šimtadienio proga sveikiname jus ir jūsų sąlygą. Džiugu šiandieną jūs matyti, tokius išaugusius gražius, svajonę žadančius pavyti, įveiks lėkščius, aplenk rifus. Ir neramu kartu, nežinau, egzaminas dar laukia jūs, ar vertybės tikrai dalinam, jau kirmečiai ar nepalūk. Kodėl nesakomės gerą vėją, 6 pėdų nelekiu po kelių, 100 dienų užbaigti pamispėjo, prie mano vartų užklysti. Mieli 12-okai, norime jums įteikti šimtadienio kalendorių, pelėdą ir 100 plunksnų. Pelėda, išminties deivės simbolis. Šis simbolis padeda generuoti naujas idėjas, apginti savo sumanymus bei sėkmingai juos įgyvendinti. Manoma, kad kiekvienam iš jūsų yra išminties deivė. Todėl linkime, kad jūsų tolimesniame gyvenimo kelyje netrūktų naujų idėjų, sumanymų ir sėkmės jūsų gyvenime. Kiekviena pelėdos plunksna pažymėta numeriku. Kasdieną nuplėškite po vieną skaičių, pradedant nuo 100 ir taip pradėkite skaičiuoti likusią 100 dienų. Taip pat ant šakos, ant kurios tupi pelėda, užrašėme žodžius, į kuriuos kiekvieną dieną žvelgiantis nepamirštume džiaugtis gyvenimu. Likusios 100 dienų tai 100 galimybių, kurios dar liko mokyklos pasaulyje. Pasinaudokite jomis, ieškokite, svajokite, leiskitės į nepatirtą nuotykį. Tegul kiekvienas iš jūsų randa tą kelią, kuriuo norėtųsi keliauti visą gyvenimą. Linkime drąsos ir ryžto, didžiausios sėkmės jums ir visų svajonių išsipildymo. Liko 100 dienų tarp klasės draugų, liko 100 dienų tarp geltonų suolų, 100 dienų svajomis apsuptų, 100 dienų, kai jauties čia savų. Laiko jūra angos, dienos plauks kaip laivai, tu moksleivio dalia džiaugsies neilgai. Juokis šėlų ir bailiau su draugais artimais, nes pavasarį teks atsisveikinti su jais. Šimtadienio progą norime pakviesti kiekvienos automechanikų grupės atstovus atsiimti šios kalendorius.
šventė turi savo pradžią ir turi pabaigą. Mums beliko 100 dienų iki egzaminų sesijos. Norime, kad šios gražios šventės proga jūs neišsiskirstytumėte, kartu su mumis nusifotografuotumėte. Svečius ir mokytojus kviečiame į mokytojų kambarį pasivaišinti šimtadienio tortų. Pirmo kurso mokiniams irgi bus atriektas torto gabalas. Taigi dabar norime bendros nuotraukos ir gero pasibuvimo su jumis.